Bendras tarot horoskopas 2025 metams žuvim. Jeigu nesate prisijungę į mano YouTube kanalą, visus kviečiu jungtis, tikrai bus daug įdomių dalykų, ne vien tik tai tarologija. Dabar pasižiūrėkime, kokios atsiveria galimybės 2025 metais žuvim. Vis dėlto 2024 metai galbūt buvo žuvim intrigų metai, tokie kovos metai. Intrigos buvo daromos už nugaros, kažkokios tai kovos, pavydas. Žodžiu, tokie metai, kad tikrai, priešai galima sakyti buvo ir kurie kažkokiu tai būdu bandė sunaikinti žuvis, bet tai gali būti ir pačios žuvis, to dalyko iniciatoriai. Ir va būtent 2025 metais atsiveria galimybės, kad tai turėtų pasibaigti. Tai turėtų pasibaigti, yra galimybė tai pabaigti. Va būtent tai yra pabaiga. Vis dėlto galbūt pačiom žuvim nereikia kovoti su nematomais priešais, galbūt jau tiesiog reikia paleisti. Viskas, suprantat, galbūt tai jau senai yra pasibaigę, bet pačios žuvis vis dar įsivaizduoja, kad, mato visur aplinkui priešus, taip. Ir tai yra pabaiga. Vis dėlto tai pabaiga, jinai ganėtinai skausminga yra. Ir visai netikėta. Arba iš tokių žmonių, kurių jūs net nesitikėjote. Vadinasi, yra galimybė pabaigti šitos visas dalykus, taip, kad galbūt jūs tiesiog sužinosite, kas jums už nugaros kelia intrigas, kas jūsų tikrasis priešas yra, bet tas priešas bus tikrai draugų rate, žmonių, su kuriais pasitikite. Suprantat, nes niekada žmogus priešui neatsuka nugaros. Mes nugarą atsukam savo draugam, tais žmonėm, kuriais pasitikim. Ir va būtent pabaiga, išgyvenate ir nesikankinate, nekovojate daugiau. Tai yra galimybė, bet be abejo, jeigu jūs tęsite tą kovą, niekas nepasikeis. Bet va būtent reikia galbūt pripažinti, pasibaigė, viskas, pabaiga yra. Jeigu jūs tikrai norite pabaigti, turėti permainas ir tas galimybės, kad baigti tą kovą. Daleiskim kažkokie tai santykiai, kur galbūt ir teismo sprendimai priimti kažkieno tai naudai ir, pavyzdžiui, tiesiog žuvis negali tai pripažinti ir vis tiek bando, ieško kažkokių legalių, nelegalių įrodymų, vis tiek tamposi teismais, kad vis dėlto atkeršytų, suprantat. Tai irgi reikėtų pripažinti, viskas, tai yra pabaiga. Be abejo, tas žmogus galbūt su jums pasielgia kiauliškai, absoliučiai, bet viskas, tai yra pabaiga. Nes šitoj situacijoje iš tikrųjų va šitos visos intrigos, kokios galimybės atsiveria, taip, tai ta pabaiga yra arba bus savo norų, arba tiesiog žuvis patys nuspręs, kad viskas, reikia pabaigti. Reikia nutraukti santykius, reikia nutraukti, galbūt pakeisti netgi kažką tai savo gyvenamą vietą ar dar kažką tai vien dėl savo ateities, vien dėl savęs. Kokiusgi matys žuvis aplinkiniai? Draugiškus, žmonėm, kuriem patinka būti draugų rate, žmonėm, kuriem patinka dalyvauti visokiausiuose susibūrimuose, arba vis dėlto žuvis gali būti 2025 metais vis dėlto meilės trikampyje. Tai galbūt va šita kova, kuria yra galimybė vis dėlto pabaigti, vis dėlto yra susijusi su meilės trikampiu. Tai vis dėlto galbūt ir pačios žuvis yra trečias asmuo kažkieno šeimoje ir bando kažkokiu tai būdu dar vis dėlto kažką įsikovoti. O galbūt tai yra tiesiog jūsų šeimoje trečias asmuo. Ir va tą kovą vis dėlto galbūt pabaigti, tiesiog galbūt paleisti viskas. Mano vyras turi meilužę, viskas, sukraunu lagaminus, viso gero, man skauda, bet aš esu verta geriau. Vienos durys užsidaro, kitos atsidaro. Ko bus žuvų gyvenime labai daug, kokių įvykių. Va būtent situacijos labai įtemptos ir vis dėlto kažkokios naujienos žinutės.
kažkokios naujienos vis dėlto bus jų labai daug. Ir vis dėlto tos naujienos ir naujienos žinios, tas įtempta situacija galbūt yra susijusi su santuoka, su sutuoktiniu, su jūsų būtent dvasiniais, tokie tas mūsų tas vidus, taip. Ta įtempta siela, tai yra būtent mūsų, įtempta situacija, tai yra būtent mūsų vidus, mūsų siela. Va, būtent galbūt mes norime keršyti, viena pusė mūsų tamsioji pusė, nes va matot, yra ir tamsioji ir šviesioji pusė mūsų, taip, tai va būtent mūsų vidus viena pusė sako tą, kita pusė taip, suprantat, ir va šitos įtemptos situacijos, tiesiog jų labai bus daug, va, tokių va situacijų, tokių naujienų, tokių žinučių, kad galbūt žmogus viduje net nežino, kaip elgtis. Bet tai sakau, tai gali būti susiję su santuokos, su sutuoktiniu, bet gali būti susiję ir su kažkokiais tai mokslais, kažkokiom tai stažuotėm, žodžiu, taipogi gali būti, galbūt tai netgi kažkoks tai ir dvasinis mokytojas bus, kuris galbūt padės žuvim spręsti savo dvasinės sielos dalykus, tiesiog psichologas irgi labai gerai tinka. Ir va bus daug tokių naujienų visokiausių. Bet arba tai tiesiog labai įtempta situacija. Daug tokių va, situacijų, įtemptų situacijų. Tiesiog. Kas bus stabilu be jokių pasikeitimų žuvų gyvenime? Šeima. Vis dėlto šeimoje nebus jokių pasikeitimų. Va būtent šita situacija, šeiminė situacija, jinai nepasikeis. Nors va, iš tikrųjų vis dėlto reikėtų priimti kažkokius svarbius sprendimus, nes iš tikrųjų tas yra nestabilumas. Bet manyčiau, daugumai žuvų bus vis dėlto kažkokia kliūtis šeimoje, būtent tai vis dėlto trečias asmuo įsimaišėsi į šeimą. Va būtent nes tas pasirinkimas tiesiog šitą rinktis, ar šitą daryti, ar šitaip daryti. Ir tai nebus jokių pasikeitimų. Tiesiog žuvis, jeigu žuvis turėtų nuspręsti palikti savo žmoną, savo šeimą, jokių pasikeitimų nebus. Nes žuvis nepriims jokio sprendimo ir jis mėtysis tarp vienos ir kitos. Ir užtat ir tos intrigos tokios yra. Nors iš tikrųjų žuvis turi galimybę pabaigti šitos visas intrigas, kad galbūt priimtų sprendimą ir viskas pasibaigtų. Bet tai jokių pasikeitimų nėra. Be abejo, jeigu pas žmonės yra viskas gerai šeimoje, viskas, žodžiu, kokia šeiminė situacija, kas yra pas mus šeimoje, taip ir viskas liks, bet atminkite, tai gali būti, be abejo, mes šnekam apie jausmus, apie laimę. Tai va būtent, galbūt žmogus jaučiasi labai gerai savo darbo kolektyve, taip? Tai vadinasi, jokių pasikeitimų nebus jau būtent šitam kolektyve. Tai čia be abejo šeima yra šeima, bet kartais žmonės dabar daugiau jaučiasi kaip šeimoje su svetimais žmonėms, su draugais, tiesiog jaučiasi daugiau kaip šeimoje. Tai vadinasi, šitose grupėse žmonių, kur tiesiog žuvim gera, kur malonu, džiugina juos, šitoje srityje nebus pasikeitimų. Bet tai gali būti tas sritis ir va būtent tas dalykas, kad tas nestabilumas ir dėl to, kad tų pasikeitimų nėra, dėl to, kad žuvis nepriema tų sprendimų kažkokių. Bet iš tikrųjų turėtų žuvis priimti sprendimus. Kokioje srityje bus vis dėlto pasikeitimai? Vis dėlto žuvis yra užsidarę savo baimių narve, arba tiesiog aplinkybės taip priverčia, kad aplinkiniai tiesiog tokios situacijos susiklosto iš aplinkinių, kad atrodo, kad žuvis yra surištom rankom ir uždarytas į narvą. Bet va šitoj srity turėtų vis dėlto būti pasikeitimai.
Vadinasi, žuvis turėtų atsimerkti, nugalėti savo baimės ir žengti tą žingsnį, pamatyti, kad taip gyvenimas tęsiasi, aš galiu, kad tai yra mano baimės arba kiti žmonės, kurie mus baugina. Ir vis dėlto šitoj srity turėtų būti pasikeitimai, kad mūsų kažkokios tai baimės, kažkokie tai įsitikinimai, kažkokios tai situacijos, kurios baugina, nestabilumą duodavo būtent to ir šitoj, kas be pasikeitimų, taip, tas man nestabilumas. Vis dėlto šitoj srity kažkokiu būdu po truputėlį vis dėlto žuvis galbūt praregės, galbūt po truputėlį pradės kažką tai tiesiog atkreipti dėmesį ir bandyti kažką tai tiesiog keisti. Bet be abejo, kad mes kažką pradėtumėm keisti, mes turim suprasti iš tikrųjų visą situaciją, dėl ko pas mus gyvenime visi šitie įvykiai vyksta. Ir kiek mes patys įtakojam tuos įvykius. Ir be abejo, ką mes galim daryti, kad kažkas tai pasikeistų. Tai va šitoj srity vis dėlto turėtų būti pasikeitimai, kad vis dėlto galbūt žuvis 2025 metais ištrūks iš tų savo baimių. Tokio atrodo, žinot, kaip būna tokios situacijos, tiesiog žmogus bijo, nes nepasitikė savo ateitimi. Jeigu aš išeisiu iš vieno darbo, kas bus, jeigu aš darbo nerasiu? O jeigu rasiu prastesnį? Suprantate, o jei ir visos baimės mus stabdo. Tas pats ir šeimoje. Taip, jeigu aš vyrą paliksiu, o paskui kas bus, kas manim rūpinsis, ar aš kitą susirasiu. O jeigu nesusirasiu, numirsiu viena, nelaiminga. Suprantate, va šitos va baimės, bet iš tikrųjų turėtų būti pasikeitimai šitoje srityje, kad vis dėlto žuvis pradės galbūt suvokti. Po truputėlį kažkokie pasikeitimai bus ir pradės matyti realiai situaciją. Meilė, jausmai, asmeninis gyvenimas. Vis dėlto žuvis kažką tai jos masto. Bet va būtent tas ir ganėtinai perspektyvos geros kažkokios yra po žuvis gyvenime, bet jos vis dėlto bijojo žengti tą žingsnį, kad va būtent neprarastų to saugumo, komforto. Nes va būtent mes kartais pasirenkam ir blogesnį variantą, bet mes jau žinom. Ta prasme, žinom, koks mūsų gyvenimas, kaip pas mus yra. Mes jau žinom, taip. Bet yra perspektyvos geros, kurios tiesiog vilioja žuvis, bet jos vis dėlto bijo žengti tą žingsnį, kad, o kaip bus, jeigu bus blogiau. Bet vis dėlto meilė, jausmai, asmeninis gyvenimas, kad vis dėlto asmeniniam gyvenime vis dėlto žuvis nusprendžia galbūt žengti tą žingsnį į tą vadinamą nežinią ir iš tikrųjų perspektyvos, jeigu žuvis kažkokiai savo gyvenime, kažkokiai gyvenimo situacijoje nusprendžia žengti tą žingsnį, tai vis dėlto perspektyvos jos yra geros. Tik tai atminkite, rezultatas nebus greitas. Ta prasme, rezultatui reikia laiko. Ir būtent tai yra kažkokia nauja pradžia, nauja mintis, būtent reikia daug dvasinės jėgos, reikia elgtis išmintingai, klausyti savo intuicijos ir galima sakyti, tai yra teisingumas. Ką pasiesi, tą ir pjausi. Vadinasi, reikia iš jūsų gyvenimo, žuvų gyvenimo išmesti tai, kas jums trukdo eiti į priekį, kas nereikalinga ir viską labai gerai pasverti. Ir svarbiausia klausyti savo vidinio balso. O kad mes girdėtumėm savo intuiciją, savo tą vidinį balselį, kuris mus kartais tyliai šnabžda, duoda patarimus, mes turim nuslopinti savo mintis. Nes kada mūsų mintis pastoviai bambsi, burba, mes negirdim savo sielos, savo vidinio balso. Tai vis dėlto, manyčiau, žuvim yra perspektyvos tikrai labai geros. Siela. Siela tokia, žinot, užsidegiau kaip degtukas, aš padarysiu. Ir perdegiau. Daug idėjų, daug tokių energiškai, tokių daug idėjų, toksai karštas laužas, taip, ugnis iš tikrųjų. Bet žinot, kas yra, greit užsidega ir greitai perdega. Vadinasi, galbūt va tie yra dalykai. Aš padarysiu ir tai praeina noras, ne, gal aš geriau nieko nedarysiu. Aš pasikeisiu, praėjo kažkiek dienų,
Nes čia va visas, va tas va siela, tai yra tik tai, jeigu mes toliau nieko nedarysime, tai ir liks tik tai mintis, kuri neduos rezultato. Žodžiu, žuvim su siela be abejo, tai yra energija, tai labai gerai, bet reikia būtent ir toliau dirbti su savim, klausyti savo to vidinio balso. Naujos patirtys žuvų gyvenime. Vis dėlto, manyčiau, žuvis 2004 metais, galbūt ir ne tik 2024 metais, vis dėlto tempia emociškai ir fiziškai didelę naštą, kurią galbūt buvau užsikrovęs ir savo noru, ar tai ne savo noru, žodžiu. Ir va būtent šitos naujos patirtys vis dėlto yra kad va būtent šita sunki našta galbūt buvo tempiama dėl finansų arba dėl žmogaus, kuris rūpinasi finansiškai. Tai jeigu žuvų antroji pusė ar kažkas tai tiesiog rūpinosi žuvimi, tai vis dėlto žuvim buvo sunki našta. Nu, ta prasme, per sunku dėl kažko tai buvo. Bet galbūt ir pačios žuvis tiesiog rūpinosi aplinkiniai, suprantat, kad finansiškai, bet va šitas va pasikeitimas yra, kad vis dėlto šitoje situacijoje žuvim gali padėti kažkoks tai trečias asmuo, kuris gerai išmano savo darbą, savo amatą. Ir va būtent su tuo žmogumi yra kažkas tai kūriama. Nu, kažkas kūriama naujo. Taip, tai gali būti vis dėlto kažkokie advokatai, tai gali būti teisininkai, tai gali būti tarologai, tai gali būti psichologai, tiesiog, tai gali būti, žodžiu, žmogus savo srities meistras. Va būtent kažkas va, tiesiog padės va šitoj situacijai ir kur tikrai gaus žuvis naujų patirčių kažkokių savo gyvenime, tai bus kažkoks tai žmogus, kuris gerai išmano savo darbą, tiesiog va padės va kažkokioj tai, kad ir geras psichologas, tai irgi padeda tiesiog susivokti galbūt, kaip toliau tiesiog gyventi ir kažko atsikratyti galbūt, nu, žodžiu. Pasiekimai ir pergalės. Vis dėlto žuvis, kaip bebūtų, jos turi jaustis gerai, saugiai, mėgautis gyvenimu. Tai vadinasi ir žmogus, kuris galvoja tik apie save. Nu, žodžiu, galvoja apie save. Va šitą, tai galbūt vis dėlto žuvis galvoja apie kitą, galvoja apie vaikus. Žinot, kaip sakant, nu tai nesiskirsiu, nes reikia vaikam tėčio ir gyvensim dėl vaikų. Žodžiu, žuvis va pasiekimai pergalės tiesiog supranta, kad taip aš esu verta ir aš noriu gyventi, aš noriu mėgautis gyvenimu, aš noriu mėgautis, bet tas mėgaujimasis yra ir finansinis, ta prasme, materialus gyvenimas. Žmogus, kuris galbūt keliauja, nu, žodžiu, jisai finansiškai gerai jaučiasi, tai va būtent ta pagalba irgi buvo dėl finansų, tas žmogus, taip. Žodžiu, ir jisai mėgaujasi. Tai va būtent pergalė bus tame, kad vis dėlto galbūt ir va tos va galimybės, kurios atsiveria, kažkokios intrigos dar kažkas kova be taisyklių, vis dėlto su kažkokiu tai trečiu asmeniu išspręsti tas problemas, dėl kurių tempia žuvis tą naštą, kad jau tikrai eisiu ir nugriūsiu. Ir pergalė yra tame, kad vis dėlto žuvis jaučiasi gerai. Bet tai žuvis, kuri galvoja apie save. Ta prasme, žinot, kartais iš tikrųjų ir šeimoje reikia pakovoti tiesiog. Tie vadinami energetiniai mainai. Tai, pavyzdžiui, žmona rūpinasi šeima, nu, vyras neša pinigus. Bet, nu, kam tai žmonai? Nu, žinot, kaip sakant, vyras pinigus neša, vyras pinigus reguliuoja ir viskas gerai. Kažkaip, kada žmona galbūt nori kažko tai nusipirkti, ar tai kažkur pakeliauti, nu tiesiog kažką, tai žmona taigi nedirba, jinai taigi sėdi namuose, suprantate, taigi jinai savo pinigų neturi. O toks labai dažnai būna požiūris. Ir va štai yra pergalė tame, kad tiesiog taip, tavo darbas vienas, mano darbas yra namuose. Aš lygiai taip pat dirbu kaip ir tu. Suprantat?
Nes namų šeimininkė, daleiskim, yra pats sunkiausias darbas, kuris turi būti gerai atliekamas, nes tai priklauso netgi labai gerai būtų, kad vyrai, tik aišku, čia neklauso vyrai šito mano video, bet kad vyrai suprastų vieną dalyką, kad jų sėkmė versle labai didelė dalis priklauso nuo jų žmonų. Nes kada vyras yra laimingas, kada vyras yra skaniai pamaitintas, kada vyras yra laukiamas namuose, mylimas, lepinamas, va būtent žmona atiduoda jiems savo energiją, meilės energiją, rūpesčio energiją. O vyras gauna tą energiją ir jisai turi jėgų, pasikrauna tą energiją, turi jėgų dar daugiau daryti, dar daugiau uždirbti, dar daugiau pinigų parnešti, būtent mainais namo. Supranta, tokie energetiniai mainai. Bet vyras neturėtų negalos pamiršti, kad kas jisai yra, tai yra ir žmonos dėka. Ir be abejo, reikėtų dėkingumą kaip parodyti dovanomis. Tiesiog žmonai kažkokiu būdu reiktų atsidėkoti, duoti irgi energetinius mainus. Tai galbūt vis dėlto pasiekimai pergalės, kad vis dėlto žuvis kažkokiu tai būdu pradės mėgautis gyvenimu. Nustos temptis tą sunkią naštą ir pradės mėgautis gyvenimu. Galbūt tiesiog pasakys savo vyrui, man reikalingi pinigai. Aš noriu, kad tu man nupirktum. Aš noriu, kad tu man dovanotum gėlių. Aš noriu dovanų. Ir tai nėra egoistiškumas, tai yra normalu. Normalu, kiekvienas, kaip sakant, pagal save. Bet jeigu žmogus iš tikrųjų nori ir kankinasi viduje, kad vyras nedovanoja gėlių, tai aš manyčiau būtų labai protinga tiesiog nesikankinti, o tiesiog pasakyti vyrui, žinai, brangusis, man malonu, kaip tu man dovanoti gėlės. Aš noriu gauti gėlių iš tavęs. Na, aišku, jeigu vyras nedovanoja, tada jau kitas dalykas. Tada keičiam vyrą. Juokauju. Kas iš jūsų gyvenimo išeina ir ta prasme išeina galutinai? Va būtent žuvis, kurios gyvena praeitimi, liūdėjo dėl praeities, nematė ateities, tiesiog, kad ir ta praeitis galbūt buvo, va jausmai, šnekam apie jausmus, nedžiuginanti, absoliučiai depresinė, šitas dalykas išeina. Žuvis pradeda žiūrėti į ateitį, žuvis pradeda matyti ateitį, kad ateitis yra labai džiuginanti dar. Daug yra gerų perspektyvų, daug yra galimybių. Vadinasi, iš žuvų gyvenimo išeina ta praeitis, mąstymas apie tą praeitį, tai va ir tos kovos galbūt vis dėlto, tie trikampiai, žodžiu, viską, ir jisai pradeda matyti, kad gyvenimas tęsiasi. Gyvenimas tęsiasi ir yra dar daug tikrai gerų, puikių galimybių. Čia šnekam apie jausmus, būtent apie emocijas. Ir vis dėlto kokia kova ir su kuo teks pakovoti. Vis dėlto maži pinigai, finansai. Vis dėlto galbūt reikės pakovoti už save dėl savo finansų. Nors iš tikrųjų į savo finansinę situaciją galbūt reikėtų pagalvoti ir pažiūrėti iš savo situaciją truputėlį kitaip, galbūt jūs jos gerai net nesuvokėt, nes jums taip atrodo. Tiesiog ir vis dėlto jūs galbūt žmogus esate, kuris pasiruošęs kovoti. Va tai yra jūsų mintis. Šnekam apie finansus, jūs tiesiog nejaučiat jokių emocijų niekam. Žodžiu, tai yra pinigai, tai yra protas. Protas ir protas, suprantat, va, tai yra mažai. Galbūt, pavyzdžiui, tai jums atrodo mažai, bet iš tikrųjų realiai tai yra labai padoru. Taip? Ir galbūt ant šitoje situacijoje reikėtų iš tikrųjų pasižiūrėti kitaip į šitą situaciją. Kad tas mažai, jisai gali būti netgi realiai visai nemažai, tik jums taip atrodo. Bet čia, žinot, čia iš tikrųjų daugiau, dėl tų finansų, daugiau žmogus, kuris tiesiog pasiruošęs kovoti. Jisai nusiteikęs kovoti yra. Žuviai tokie metai ganėtinai kovingi bus.
Tai va būtent arba taip, tai reikės pakovoti, išsikovoti savo finansinį stabilumą, kad jūs galėtumėte sau leisti ir mėgautis gyvenimu. Taip. Va būtent tai irgi gali būti toks dalykas, kad va būtent teks pakovoti dėl savo materialaus gyvenimo. Ir vis dėlto kokiegi metai žuvim. Jausmai, meilė. Bet galbūt žuvis supras, kad vis dėlto ta meilė, tie jausmai, kaip žuvis įsivaizdavo, kad, tiesiog, jeigu mane myli, yra šitaip, jeigu aš myliu, yra šitaip. Žodžiu, kiekvienas mes skirtingai suprantam savo meilę ir mylime skirtingai. Taip. Ir galbūt vis dėlto dauguma žuvų supras, kad va šitas va dalykas, apie kokią šeimą svajoja, apie kokius jausmus, apie kokį partnerį svajoja. Supras, kad tai buvo tik tai svajonė. Tai buvo ta svajonė, žinot, mūsų ta iliuzija, kad mes susikūrėm tobulą vyrą, tobulą šeimą ir gyvenam tą svajonę, kad va būtent taip turi būti. Tai yra truputėlis ir ieškome tos svajonės. Taip? Ir vis dėlto galbūt dauguma žuvų supras, kad tai nerealu, tai yra svajonė. Nes vis dėlto bus žuvų gyvenime kažkoks tai trečias asmuo, kuris padės žuvims suprasti, kas vyksta. Tai sakau, tai gali būti psichologai, advokatai, teisininkai, mokytojai, dvasiniai mokytojai, tarologai, žodžiu, viskas. Žodžiu. Ir va būtent išeiti iš tos krizės. Šitas žmogus turėtų būti žuvų gyvenime. Aišku, jeigu pačios žuvis nuspręs, kad jiems tai reikalingas. Va būtent ta krizė, santykių krizė, finansinė krizė. Tiesiog galbūt pačios žuvis sugniuždytos, jau patys savim nepasitikė, jaučiasi, kad iš vis nieko nėra verti gyvenime, kad, žodžiu, kad visas pasaulis geresnis, o aš iš vis tokia nevykėlė. Tai yra absoliuti krizė. Ir va būtent tas žmogus iš tikrųjų turėtų padėti. Bet tai gali būti ir realūs medikai, kažkokie, tai galbūt jau žuvim viskas perėjo ir į fizinį kūną. Išeiti iš tos krizės padės va būtent kažkoks asmuo. Ir va būtent žuvis, kas yra, jinai atgimsta. Tai yra imperatorienė moteris, kuri mėgaujasi gyvenimu, moteris, kuri yra saugi, jaučiasi saugi ir gerai. Ir gimsta kažkas tai naujo jos gyvenime. Suprantate, tai vis dėlto metų korta tokia ganėtinai irgi tokia permainingi metai ir jie ganėtinai neramus. Tikrai visi tokie įvykiai žuvų gyvenime, tikrai jie ganėtinai neramus. Bet va būtent sprendimai, kaip viską padarys pačios žuvis, kaip jie nuspręs arba kokias situacijos, kaip jie priims. Suprantate? Bet va vis dėlto metų korta, jeigu žuvis pasikliaus savo intuiciją, kreipsis į tuos žmonės, kurie išmano savo gerai darbą, galbūt kažką tai paleis, kažką tai supras, žodžiu, žengs kažkokį žingsnį. Tai yra atgimimo metai. Vis dėlto imperatorienė tai yra moteris, kuri jaučiasi gerai, moteris, kuri jaučiasi stabiliai ir saugiai. Šitas dalykas gali gimti 2025 metais žuvė. Tai va, jeigu jums patiko šis video, spauskite patiktuką, taip lietuviškai vadinasi turbūt. Jeigu ne taip, parašykite komentaruose, kitąkart žinosiu būtent, kaip reikia sakyti. Linkiu žuvim gerų 2025 metų, nenuleisti rankų, kovoje žiūrėti, su kuo kovojate, dėl ko kovojate. Ir jeigu kas nors vyksta gyvenime netikėtai, supraskite, kad tai jūsų tiesiog permainų metai ir turi kažkas tai baigtis, kad pradėtumėte gyventi iš naujo, kad pradėtumėte gyventi savo gyvenimą iš naujo, kurti savo gyvenimą iš naujo. Jeigu mes norime nustoti tempti savo sunkią naštą gyvenime, mes turim kažką tai paleisti, nes jeigu mes tempiame viską ant savo pečių,
visas nuoskaudas, nu, viską mes tikrai vieną dieną nugriūsime, bet šitoj situacijoj tas nugriuvimas bus toksai, kad mes išseksime emociškai ir visos mūsų neigiamos energijos, visos mūsų nuoskaudos, skausmas, pyktis, nu, žodžiu, visos neigiamos energijos tokios e, labai greitai pereis į mūsų fizinį kūną ir prasidės ligos. O manyčiau, vis dėlto niekas nenori sirgti. Tad geriau, kaip ir sako, reikia nesinervuoti. Be abejo, tokiuose situacijose nėra lengva, bet reikia vis dėlto pasistengti. Tad sėkmės žuvim ir gerų 2025.